Sveikučiai, su jumis esu aš, LPS Saša, ir dabar filmuosiu video, kaip apdekoruoti LPS kambarį. Taip, iš pirmo paimam kokius norite, tokius du filmus. Vieną padėkite gulšiai, o kitą, kad kažkur atsiremtų taip stačiai. Man taip sunkiai čia biškį taip išeina. Tai žiūrėjau, kažkas va taip va. Toliau, nežinau dabar nuo ko pradėti. Kas turi, tai va paima tokį kaip ir langelį. Ir padėkite kažkuriam šone. Kodėl toksai namikas? Toliau tokia valova. Ir paimkite du tokius kaip ir skudurėlius. Būtų. Ir vieną uždėkite ant viršaus. Kitą, ne. Na, žodžiu, toksai va kaip patalai. Kad būtų. Toliau prie lovos dar padėkite kaip ir staliuką. Ten čia bračių MP3. Ir prie čia padėkite kažkokį su kažkokiu veiduku trintuką. Tokį, kad taip stovėtų. Dar ant čia ant to staliuko tokia maža kaip ir papuošalų dėžutė. Ir viduje įdėkite papuošalų. Aš tai vieną tik tai įdėsiu. Ir padėkite ant to stalo. Toliau paimkite spintą, tokią dėžutę ir iškirpkite kaip tokias dureles. Ir irgi kažkuriam padėkite šone. Aš pati nelabai apsisprendžiau, tai aš prie to lango padėsiu. Toliau paimkite kažkokį mažą paveiksliuką ir kažkur šone jį padėkite. Man čia nelabai matosi, taip va taip. Toliau paimkite tokį va društuką, kuris taip atsilenkia, ir išimkite, kur tasai va buvo. Ir dar štai čia va ant krašto priklijuokite kažkokį blizgutį arba kaip pas mane tokią va gėlytę. Tai pas mane taip va gavosi. Ir ją dabar padėkite kažkur tai štai čia va, šito paveikslo va taip va. Toliau kas čia dar mums liko. Nebūtinai, bet galite ir lagaminą va čia va padėti prie tos rūbinės. Oi. Toliau toksai va gali būti kaip pufikas. Čia va padėtas. Arba vietoj jo, jeigu turite, tai dar toksai va, kaip čia dabar šitą pasakyti, kaip stiklo, jisai nedūžta, toksai kaip gablas, kad ant jo galėtų sėdėti LPS-as. Man tai jisai čia sunkiai sėdi. Tai kažkaip va taip va. Arba tiesiog galima šiaip dėl grožio kažką padėti. Tai va, toksai va būtų visas tas vaizdas. Tai jo. Taip, su jumis buvau aš, LPS Saša. Like, prenumeruokit, komentuokit.
susitiksim. Greit susitiksim. Čiau, cute kačiukai.